Santykis su Dievu neretai yra iškreiptas, kai mes, pavyzdžiui, melžiamės arba ten kreipiamės į Dievą, norėdami kažką gauti. Ir tai pasikartoja vien tik tada, kai kažko tau reikia. Ir tavo dažna klaida, kai mes ieškom Dievo, kreipiamės, melžiamės vien tik, kai kažkas pas mus atsitinka negero. Tai ne visai yra teisinga, nes viena iš mūsų kaip tikinčių žmonių užduotis yra suprasti ir ieškoti, kogi Dievas visų pirma nori iš manęs, ko jis tikisi, o kitais žodžiais kalbant, tai kokia yra Dievo valia mano gyvenime. Kaip pavyzdys irgi iš Švento rašto, ištrauką vėliau perskaitysiu truputį, bet tas, pavyzdžiui, įsivaizdavimas, ar ne, kad tiek meldžiuosi, tiek prašau, bet Dievas neišklauso, Dievas ten nepadaro ir mes šventai tikime, kad, pavyzdžiui, to tau reikia. Šeima negali susilaukti vaikų, tai, atrodo, kad ten daug meldžiasi ir daug visko daro, bet vis tiek tas nevyksta, arba kažkas serga, kažkas yra priklausomas nuo alkoholio ir niekas tarsi nesikeičia. Bet čia eina kalba apie užduotį visų pirma suprasti ir išgirsti, kokia yra Dievo valia. Ne tai, ko aš noriu, bet ko Dievas man reikia, ko Dievas iš manęs tikisi. Suprasti, kad mes esame vaikai ir kaip žmonės neretai klystam. Norim labai dažnai ne to, ko iš tikrųjų mums reikia. Ir kai tas yra dar pasakymas toks, kad Dievas baudžia žmonės išklausytum maldom, tai yra mūsų norais. Kai įvyksta ir išsipildo tai, ko žmogus labiausiai troško ir svajojo. Bet žinoma, čia labai toks santykinis pasakymas, nebūtinai tai turi įvykti ir nebūtinai tai, ko tu nori, yra gerai. Kaip aš tą suprantu ir ką man tai reiškia. Aš, pavyzdžiui, šitą įsivaizduoju tokiu būdu, kad, pavyzdžiui, man kažko reikia, bet tas mano poreikis yra susijęs beveik visada yra susijęs su kitais žmonėmis. Tai yra, kad jeigu aš kažką noriu pasiekti, tai bet kokiu atveju liečia ir kitus žmonės. O kadangi kiti žmonės irgi turi savo poreikių, o visų žmonių tėvas yra mūsų Dievas ir jis mato kiekvieną žmogų ir kiekvieno poreikius. Lygiai taip pat kaip jūs šeimoje irgi sprendžiat, kam ko reikia, atsižvelgiat pagal galimybės, pagal poreikį, pavyzdžiui, daiktų kažkokio įsigijimo ar ne. Ir vertini. Ir šiuo atveju Dievas irgi visą tai matydamas, jis atsižvelgia į visų žmonių gėrį, kad būtų visiems gerai. Ir prašant, visada labai svarbu suprasti, kad, nelikti tokių vaikų, kuris mato tik save ir toliau savo nosies nieko nemato ir negalvoja apie kitus. Vėlgi, vien apie kitus galvoti tai irgi nėra normalu. Apie save verta pagalvoti, bet matot, tie kraštutinumai, kurie labai dažnai mums trukdo mąstyti blaiviai, tai į kraštutinumus, kai mes puolam, arba viskas gerai, arba viskas blogai, juoda, balta, Dievas man nieko neduoda, kiek prašau, ar ne. Ir nepaisant to, kad tau gali atrodyti, kad tavo poreikis yra super šventas, super tau reikalingas ir tai bus tikrai visiems nuo to gerai. Bet Dievas mato ir labai toli į praeitį ir labai toli į ateitį. Tai labai svarbu šitą suprasti, kad Dievas yra protingas, jis viską žino ir pasitikėti jo. Ir būtent tas pasitikėjimas remiasi to, kad Dievas yra išmintingas. Mes jo dėl to ir pasitikim, nes tai yra meilė ir išmintis. Ir atėjo laikas mums paskaityti ištrauką iš laiško romiečiams 4 skyriaus nuo 18 iki 25 eilutės. Nematydamas jokios vilties Abraomas patikėjo viltimi, jog tapsiąs daugelio tautų tėvu, kaip pasakyta, tokia bus tavoji ainija. Jis nesvyruodamas tikėjo, nors regėjo savo kūną jau apmirusi, jam buvo arti 100 metų ir Saros iščias apmirusias. Jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu, bet įsitvirtino tikėjime, teikdamas Dievui garbę ir būdamas tikras, jog ką šis pažadėjo, tai įstengs ir įvykdyti. Todėl jam tai buvo įsakyta teisumu. Tačiau ne vien apie jį parašyta, jam buvo įskaityta,
bet ir apie mus, nes turės būti įskaityta ir mums, tikintiesiems, tą, kuris prikėlė iš numirusių mūsų viešpatį Jėzų, paaukodamas dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltą mums nuteisinti. Ir būtent šitą ištrauką iš laiško romiečiams mus apie tai būtent ir kalba, apie Abraomą ir jo žmoną Sarą, kurie iki savo vėlyvos senatvės negalėjo susilaukti vaikų. Čia labai svarbu būtent atkreipti dėmesį į tai, kas yra parašyta. Abraomas žinojo Dievo valią. Jis buvo gavęs Dievo pažadą, kad jis susilauks palikonių. Ir nepaisant to, kad jis matė savo silpną kūną, jis mato Saros iščias apmirusias, jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu. Ir čia būtent yra tas skirtumas, apie ką noriu kalbėti. Kad jeigu žmogus, kuris gyvena tikėjimu, o gyventi tikėjimu tai, kaip ir minėjau, apie pasitikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, kuris yra išmintingas. Kitas dalykas, gyventi tikėjimu, tai reiškia, kad aš maldos metu neprakišu savo mintis, nebandau pramušti kažkokias savo, nepakeisti Dievo valios, bet būtent ją išgirsti, suprasti, priimti, atrasti, ką Dievas nori mano gyvenimą nuveikti gero. Ir mano pasitikėjimas geru ir išmintingu Dievu pasireiškia per tai, kad jis man linki gero, kad jis man, netgi jeigu kažkas ir atsitinka mano gyvenime sunkaus, nemalonaus, tai visame kame yra ta Dievo meilė. Ir kartais įvyksta nemalonus įvykiai vien dėl to, kad esi ne vienas. Yra daug žmonių ir Dievas nori visų mūsų gėrių. Tai truputį būtų jau kita tema, bet vis tiek mes liekam prie to laiško romiečiams. Dievas, Jėzus Kristus, kai gyveno žemėje, jis už viską dėkojo. Ir, pavyzdžiui, kai jis meldėsi, man tai labai patinka šitas toks pastebėjimas, kai atkreipė dėmesį, pavyzdžiui, kai Jėzus atėjo prikelti Lozoriaus. Jis ateina ir pradeda melstis. Būdamas prie kapo, jo malda, Jėzaus malda buvo tokia: Tėve, tu visada manęs išklausai ir dabar manęs išklausysi. Tai parodo apie tokį išankstinį dėkojimą Dievui, kad tu mane išklausysi. Aš išgirsiu, ar ne? Tu mane išgirsi. Ir čia eina kalba vėlgi apie tą Dievo valios vykdymą. Jis visų pirma žinojo, kad jis vykdo Dievo valią. Jėzus dėka to, kaip ir mes tikinti žmonės, norim palaikyti tą tvirtą santykį su Dievu ir klausytis jo, žinoti jo valią. Ir būtent tada gali tvirtai pasakyti, kad tu mane visada išklausai. Bet visada tas lankstumas, kad yra blogai, kaip pavyzdžiui, vaikas jau netiki, kad tėvai jį gali išklausyti, kad jau neverta ir prašyti. Bet šiuo atveju, tas lankstumas, kad aš atiduodu į tavo rankas. Aš atiduodu, kad tu išmintingai tą mano bylą išspręstum. Kaip atpažinti tą Dievo valią ir ko jis iš manęs trokšta, ką jis man pažada, kokį pažadą aš vykdau savo gyvenime, kokį aš Dievo pažadą vykdau. Tas atpažinimas vyksta maldoje ir mano atvirume. Tiesiog aš klausiu jūsų ir savęs kartu, kaip dažnai klausi Dievo, ko tu iš manęs nori, ko tu tikiesi iš manęs. Neprimetu savo maldų, ten sveikatos vaikui, sveikatos ten vyrui, žmonai, kažkam ten dar, pinigų, kad išspręstų, ten, kad išlaikytų egzaminus ir taip toliau ir taip toliau. Ir mes galvojam, kad, pavyzdžiui, tas sėkmingas egzaminų išlaikymas tai yra garantuota sėkmė ir garantuota laimė tam žmogui. Tu taip įsivaizduoji. O jeigu ne, o jeigu turi būti kažkaip kitaip ir ten nedaug dėvė kažkas neatvyko į egzaminą, kažkaip nepasisekė atvykti, tai didžiausia katastrofa gyvenime, ar ne? Ir būtent, ar esi atviras ir ar moki skaityti Dievo ženklus. Ir maldoje būtent klausti, ko tu iš manęs nori. Ir tas Dievo pažado gavimas, daugelis iš jūsų pasakys, kokias tu nesąmonės dabar kalbi, ar ne, kokį pažadą, kaip tu ten gali kalbėti su savo Dievu, kurio niekas dar nėra matęs ir taip toliau.
ne apie tai kalba, kad ten pamatyti, išgirsti tiesiogiai. Yra, kai tu tikrai, na, vat, paaukoji ne minutę maldos laiko, bet tu skaitys šventąjį raštą, tu meldiesi savais žodžiais, adoracijos metu, esi atviras ir klausaisi, nes tengiasi išgirsti tą atsakymą savo širdyje. Nes čia neina kalba, kad kūno ausimis išgirsti, kad Dievas tau kalba, bet čia eina kalba apie tą tokį supratimą, kai tau būna kažkas neaišku, ten vaikštai, galvoji ten ir apie žemiškus dalykus kažkokius ieškai sprendimų, vėliau bam, ir ten atrodo tas sprendimas nu toks paprastas buvo ir gulėjo tau prie nosies, ten ant stalo. Ir viskas taip paprasta. Ir lygiai taip pat su Dievo valios atpažinimu. Neina kalba, kad Dievas tau tiesiogiai pasakys. Kartais pasako per kitus žmonės, per ženklus. Kartais skaitant šventą raštą ateina supratimas. Skaitai vieną, o supranti visai kažką kito. Būtent apie tai eina kalba. Tarsi gyvenimas yra apie vieną, o tu supranti kažką kito. Tai tas pažado gavimas, nu, vat, ir kartu atpažinimas Dievo valios. Plius minus yra apie kažką tokio. Bet kartu savo neįsivaizduoti, kad Dievas nori, vat, kad aš ten, na, kažkas mano gyvenime ten įvyktų ypatingo, kad aš tapčiau kažkokio iškereigiu, kuris gali gydyti kitus žmonės, ten įvairiausių kažkokių dovanų gauti. Ar ne? Aš tą savo įsivaizdavau. Jeigu tu maldos metu tu esi labai ramus, nu, mat irgi man tai labai ir iš Ignaco pratybų, tai aiškiai yra vis ta pažymima, kad jeigu Dievas veikia, tai jauti didelę ramybę. Tu esi ramus, tu, na, jauti tą Dievo artumą ir tau per daug niekas, galima sakyti, nerūpi. Tu esi tokiai būsnai, kai pasitikė ir tu esi labai ramus. Ir ateina tas supratimas, kad galbūt tai, kas tau buvo svarbu, tapo antraeiliu. Ir tikrai mokėti duoti viskam laiko ir ramybės, kad galbūt turi ateiti tam tikras laikas, viskam turi būti Dievo palaiminimas. Tai va tiek.